Pasauliniai gyvūnijos dienai paminėti Vilniaus mokytojų namų kiemelyje buvo surengta šventė gyvūnams. Tu gali tai pakeisti. Renginyje dalyvavo tautmilės prieglaudėlės gyventojai kartu su šeimininkais atėję į šventę su savo augintiniais. Kiekvienas turėjo galimybę pasirodyti gyvūnų parade. Parado dalyvis buvo pagerbtas ir apdovanotas. Abejojantis ar laikyti namuose augintinį, galėjo išgirsti šunų elgesio specialistės patarimus apie augintinių pasirinkimą ir bendravimą su jais subtilybės. Visus susirinkusius laukia ne kasdieniškas renginys, kaip susivėlęs benamis šunytis šunų grožio salono meistrų dėka tampa stilingų augintinių. Savo šou pristatė klubo Kregždutės vaikai ir jaunimas. Renginio organizatoriai džiaugiasi gausių dalyvių dėmesiu. Labai džiugu, kad šiandien pasaulinę gyvūnijos dieną Vilniaus mokytojų namuose susirinko tiek įvairių gyvūnų, tiek beglobių, tiek turinčių namus, bet visi jie yra mylimi. Ir Vilniaus mokytojų namai kartu su Vilniaus savivaldybe siekia ne tik tai rūpintis beglobiais gyvūnais, bet ir Vilniaus erdvėmis. Mes skatiname šuniukų augintojus rinkti ekskrementus. Visiems nežinantiems, kaip auklėti ir mokyti savo augintinį, buvo gera proga pasimokyti šunų dresūros ypatumų kartu su Zenenhundu Alvaru iš Great Pet šunų dresūros mokyklos. Šiemet pasikvietėm Great Pet šunų dresavimo mokyklos trenerę Aną su Berno aviganiu, kuris yra išskirtinės išvaizdos ir išskirtinio proto, jeigu taip galima būtų pasakyti. Taip kad pasižiūrėkit, ką jis sugeba. Taip pat vyko edukacinės veiklos vaikams. Aš labai myliu šuniukus. Visokius didelius ir mažiukus. Ar turi šuniuką? Toliu. Koks vardas? Kelnis. Patinka šuniukai arba kačiukai? Tai patinka. O tu turi namuose? Ne. O norėtum turėti? Žinoma, šuniuką. O didelį ar mažą norėtum turėti? Vidutinį. Gal žinai veislę kokią nors? Vokiečių aviganį arba auksaspalvį retriverį. Tradicija tampantis projektas Tu gali tai pakeisti siekia ugdyti visuomenės įpročius aplinkai ir gyvūnams.